Gerai, dar vienas epizodas, biški labai daug praleista, nes kaip ir sakiau, reikėjo visą dažytai. Perdažėm viską juodai. Dar mašina nepabaigta, daug dar kas daryti. Žodžiu, su visom stojkiam, su viskuo darėm. Padangas persimontavom, karterio dangtelio tarpinės pakeitėm. Viršutinio dangtelio tarpinį dangtelį patį pakeitėm. Žodžiu, daug ką padarėm, dabar galvoju, dar nežinočiau dar ką prisiminti dabar. Bet žodžiu, nudažytas, padarytas, bet motoras nedirba gerai. Pulsuoja, jis ant laisvų pulsuoja. Nedirba tolygiai. Pakeitėm, aišku, lemdas, termometrus, temperatūrinius daviklius, daug ką pakeitėm su motoru, žvakės naujas, bet jisai pulsuoja. Toliau, aišku, dar nepabaigtas rengti, bet jau perdažytas, sutvarkyta. Ant dujų išvis nedirba, jeigu pajungi dujinius purkštukus, per dujas pajungi benzininius purkštukus, išvis tragedija, motoras tiesiog dūsta, šaudo ugnim iš duslintuvo. Visiškai nieko gero, kaip sakant. Tai, nu ką, tas senas lempas atrestauravom ir toliau matysim, kaip čia kas. Dar, aišku, reikia pasibaigti mum įrengti, dar daug kas neaprinkta, nesurinkta, bet faktas, kad užsikurt galima, pravažiuot galima, tai vadinasi, reiks daryti toliau. Su stabdžiais irgi nesiaiškinom. Vieną kartą buvo pasijungęs diagnostika, rado daug blokų, rado daug klaidų. Tai nusifotkinom tas klaidas ir praskenavus antrą kartą klaidų vėl nebemato. Žodžiu, vėl problemos, kaip sakant. Vėl blogai, nieko gero. Nu tai matysim, kaip čia bus. Čekai nedega. Dega tik ABS-as ir airbagas, bet nedega check engine'as, kas degdavo, kai pajungdavo į dujas momentaliai, iš karto, kaip sakant. Tai kaip sakant, jo, galima bandyti važiuoti. Važiuojas irgi vangiai, bet važiuoja. Motoras apšylo, kūro nerodo. Traukia tai neblogai, sakyčiau. Bet motoras vis tiek negražiai dirba, negražiai. Pakaba taip nebilda kaip praeitą kartą, nes buvo atsisukusi šakė. Radom atsuktą šakę, susukom ir tipo nebebilda. Aišku, padarėm radijas, kad veiktų, nes negrojo kolonėlės. Tai tam kartui padarėm, nes, kaip sakant, BM4 blokas grybauja dažnai, tai ir čia neišimtis buvo nusprogęs vienas kanalas. Kadangi vėliau dėsim Androidą, tai neturi daug įtakos, kaip sakant. Nu, kol kas tiek šiai dienai, tiek surinkom, tiek padarėm, dažymo kasekų daug, reiks daug poliruoti, bet rezultatą kažkokį tai turim. Kažkas važiuos. Tai va. Pasitikrinom kompresiją visą motorį, kiekvienam cilindrė virš 10, apie 11 barų, kiekvienam cilindrė. Motoras kaip ir to lygiai turi dirbti. Bet tačiau, vat jam yra nepatikimų, kaip sakant. Nu va, girdit kaip jisai. Jis pulsuoja. Nepatinka man jo darbas. Nes ir vietoje, jeigu stojant, įjungi D. Nu, kažkiek geriau, bet ne irgi. Nu, dreba tas motoras. Tai va. Tai žodžiu, kol kas tiek. Atsiųsiu epizodą vėliau.